Nuo šiol Apple kompiuterių gerbėjai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos patobulinti įgūdžius ir išmokti dirbti su kompiuterinėmis programomis galės pirmojoje Baltijos šalise specializuotoje Apple mokymų klasėje. Klasę atidarė autorizuotas Apple mokymo partneris Kompetencijos ugdymo centras. Mokyti planuojame kaip ir 3 lygių dalyvius. Tai visų pirma vartotojams skirti mokymai, kas, manau, paskatins ir patį Apple įrangos pardavimą. Taip pat yra IT specialistų mokymai, tai inžinieriai, administratoriai. Ir taip pat yra taikomųjų programų paketas skirtas leidybininkams, video, audio sistemų vartotojams. Apple apskritai turi savo tokį kokybinį supratimą apie visus dalykus, apie produktus, apie iPodus, apie jūs esat ko gero matę tos visus launchus, apie žmonės mėgančius palapinėse, ten laukiančius iPhone'ų. Tai lygiai tą patį perkelia ir į mokymus. Pagrindė yra kokybė, medžiaga yra ruošiama profesionalų žmonių, kurie vartoja. Tarsi Apple'as visą laiką konsultuojasi su žmonėm, kurie dirba su ten kažkokiam programom, su foto ar su video. Ir tie žmonės kūrė tas programas. Kompetencijos ugdymo centras kursus rengs ir pavieniams asmenims, norintiems susipažinti su Apple kompiuteriais. O visi įsigijusieji Apple kompiuterius specializuotose parduotuvėse gaus kvietimus į nemokamus kursus. Ideal parduotuvėse Čiurlionio ir Vokiečių gatvėje šiai dienai galima su kiekvienu kompiuteriu gauti šitą kuponą, o ateityje taip pat bus galima padaryti ir kitose prekybos taškuose. Tada užsiregistravus tinklalapyje ateiti į Putso centrą ir gauti tos mokymus 3 valandų. Šiuo metu mes pasiruošę dėstyti 2 kursus, tai yra prižiūrėti Apple kompiuterius ir Apple serverius. Kitų kursų dėstymą mes planuojam vykdyti ateityje, tai yra aukštesnio lygio specialių programų, vartotojiškų programų naudojimą. Planuojama, kad per metus mokymus išklausys per 500 Apple kompiuterių vartotojų ir specialistų. Apple kursus išklausiusiems žmonėms bus įteikti pasaulyje pripažįstami Apple sertifikatai.